Prasidėjęs pirmasis pasaulio Vilniukų suvažiavimas pristato skaudų Lenkijos istorijos puslapį repatriaciją. Vilniaus Lenkų kultūros namuose paroda iš Gdansko. Pirmą kartą apie pokarinę Lenkų migraciją muziejininkai prabilo 98-aisiais. Daiktai, kuriuos Lenkai įsidėjo į lagaminus su bilietu į vieną pusę, atskleidė nutylimą skausmingą tautų kraustymąsi – repatriaciją. Daugelio Vilniuje gyvenusių Lenkų protėviai Lietuvoje gyveno kelis šimtmečius, todėl ir išvykę jie save vadindavo Vilniečiais, Vilniukais. Noriu parodyti, kad buvo tokios repatriacijos, kada pasirinkimas buvo labai paprastas. Arba Lenkų tautybės žmonės repatriuoja į Lenkiją 46-48 metais, arba keliauja į Sibirą. Iki 60-ųjų iš Vilniaus krašto išvyko apie 170 tūkstančių Lenkų. Pasak istorikų, daugiausia tai buvo ūkininkai, dvarininkai, miesto inteligentija. Pavyzdžiui, Lenkų tautybės Vilniaus universiteto dėstytojai įkūrė šiandieninį Torūnės universitetą, o gydytojai Vroclavo medicinos fakultetą. Atvažiavę į Lenkiją žmonės norėjo gauti žemės, ūkininkauti. Juos daugiausiai siuntė į naująją Lenkiją, pajūrį, kuris liko tuščias iš ten pasitraukus vokiečiams. Tos vietos buvo labai sunaikintos, dažnai ištisi griuvėsių miestai. Lenkai skaičiuoja, kad iš viso iš Ukrainos, Rusijos ir Lietuvos į Lenkiją ant prekinių vagonų su savo manta atvažiavo apie 2 milijonus žmonių. Su savimi jie galėjo pasiimti 2 tonas daiktų. Parodoje Vilniaus Lenkų kultūros namuose žmonių įpročių skirtumai. Kas svarbu buvo ūkininkui ir kas dvarininkui. Šią savaitę apie 1000 buvusių Vilniaus krašto gyventojų susitinka sostinėje. Vilniukai sako, kad renginius siekia parodyti, ką Lenkų ir Lietuvių tautos turi geriausia ir bendra. Priminti parodom istoriją, tokiom parodom, kaip kas slėpia repatriantų lagaminai, priminti tolimą istoriją tapybos mokyklos, tai tapyba Rotušėje, tapyba šiuolaikinė, ką kuria dabartiniai Lenkai gyvenantis Vilniuje. Vilnius visą laiką buvo daugiakultūris miestas. Čia skambėjo lietuvių, lenkų, baltarusių, žydų kalbos. Vilniaus Europos kultūros sostinės programoje rugpjūtis skirtas tautų gyvenusių Vilniuje kultūrai.